Laidą pristato. Kad mažas sėklų pakelis virstų dideliu džiaugsmu. Žalia stotelė, viskas sodui ir daržui. Laidoje Svajonių sodai sutuoktiniai Inga Norkutė ir Aurimas Žvinys. Gerai, čia bus viskas čiki-piki. Čiki-piki čia. Čiki-piki Čia svarbiausia. joks fitimyti čia čiki. Čia ne joks fitimiti, čia čiki-piki. Oi, laukiam, mes vedelių laukiam. Labas. Sveiki, Ingutė, sveiki, Aurimai. Labai smagu pas jūs atvažiuoti. Labas. Sveiki. Ir šiandien mes atsivežėm nuostabią komandą, darbščią komandą, kurie čia puikiausiai padirbės. Algirdas Amšiejus. Labas, ajajaj, Su didžiausia dėkingumu, nuo mūsų visų, ko gero, žemdirbių. Nuo visų Lietuvos žemdirbių, kurie 21 valandą įsijungia moterys meluoja geriau. Nuo žemdirbių vyrų noriu omeny turėti. Emolus vadovas Alfredas Levanas, kuris šiandien papasakos, kaip galima ekologiškai ūkininkauti kaime. Ir bendrovės Bosta, želdynų dizainerė Jolita, kuris žino, kaip papuošti jūsų sodybą. Puiku. Tai dabar Aurimai ir Inga. Tai persikėlėt iš Šiaulių čia gyventi? Nu, dar negyventi, bet... Pradėjom pirmosius žingsnius sodininkavimo ir šeimininkavimo ūkyje. Čia iš tikrųjų yra sodyba, kurią paveldėjom iš močiutės savo, aš paveldėjau, o dabar mes čia šeimininkaujam kartu. Pirmieji žingsniai, dar tik tai viskas yra iškirsta, išpjauta, išgenėta, bet dar niekas neužsodinta iš esmės ir dar niekas nepadaryta iš esmės. Aišku, dar laukia didelės čia statybos, bet viskas po truputį. Tai Aurimai, čia praėjo jūsų vaikystė? Taip, aš nuo čia pradėjau praktiškai pirmus žingsnius savo, ko gero, nes visos mano vasaros čia buvo, visi mano vasariniai patyrimai didieji, ten diskotekos buvo. Matom, ten baras yra. Ten yra ežeras, yra upelis, žodžiu, ir miškai, taip kad visi nuotykiai prasidėjo čia. Aš manau, kad Algirdai jie imasi ir Algirdai ir ne, Alfredai, Jolita, padiskutuokim, jie imasi labai didelio darbo, ar ne? Nes dažniausiai mes parduodam savo senelių sodybas, ar ne, paveldėtas. Atsisakom jų, nes neturim laiko. Reikia uždirbti pinigus, gyvenimo tempas, o jūs imatės labai didelio darbo. Matot, kokį dalyką, jie nevažiuos, ko gero, nu kaip čia pasakyti. Į Gran Canariją. Į Gran Canariją. Bet blogai, kad jie nevažiuos į Gran Canariją. Ne. Jiems, ko gero, čia yra gražiau. Čia yra vis tiek širdis, šiluma, senelių namai, kaip pat sako bičiulis aktorius, kad jam čia pirmas žingsnis, gal jis čia bėgiojo, čia tas, o dabar su Inga pamatysit, kaip jie čia gražiai bėgios. Bet aš įsivaizduoju, nu tai gerbiama Inga, tai kaip jūsų rankos atrodys po daržų pasikapstymo? Tik jau negazdyt, prašau, negazdyt. Aš noriu kitaip pasakyti. Jų darbas, kūrybinis darbas reikalauja tokio, žinot, nuėmimo. Kadangi tai yra labai sudėtingas darbas aktoriaus. Ir aš žinau labai, kadangi tas persikūnijimas įvairiausius tentus. O čia kaip ateis, jie pamirš viską. Čia yra vienas dalykas, jie pabus prie žemės, jie prie medelio, jau numes tą, jau jis pamiršgi. Jeigu vieną lysvę ravint dar atsimena, kas vakar buvo, antrą lysvę užmiršo, kas vakar buvo, visai jau ten tik tai to žemėj. Ir tada nuims tą negatyvę energiją. O rankas tai atmirkysim, matydami, dabar tiek priemonių. Bet tai sakykit, tai dabar ką jūs ketinat čia daryti? Mes, aišku, čia galim visus laukos suarti, čia bulvių pasodinti šį pavasarį, viską galim. Bet ko jūs norit?
Oi, mūsų pageidavimai, aišku, mesgi kuklus ir kol kas viską labai taip, sakykime, pamažėliai, didelių labai, sakykime, tokių kažkokių tai grand darbų mes nesam užsibrėžę. Būtų gerai tokios svajonės, sakykime, kadangi čia yra savisėja žolė, kuri savaime suarus dirba tiesiog užsisėjo, tame tarpe čia ir piktžolės, ir pieniai, būtų gerai susitvarkyti veją. Padariau eksperimentą, ko gero mane dabar sukritikuos, buvo senos obelis, labai siaubingai išsikerojusios, jas išpjaustėm drastiškai, nežinau, kas su jom bus toliau, galbūt jas teks apskritai iškasti ir užsidinti naujas, tikimybė yra tokia. Galbūt kažkur pasidaryti nedidelę lisvelę, Ingai, kad būtų ką ravėti. Nes man dabar čia nėra ką. Taip, dabar dar nėra Tik atvažiuoju, galiu kavą. Ar gelinėlį kokį, galbūt, bet tai irgi vėlgi. Uknešėlį atvežu, aš kaip pas bebenčiuką. Tu man duok žalių žuvų, atvežiau keptų žuvų. Nu, o ties laikas, aišku, kad čia viskas po truputėlį. Spontaniškai, tiesą pasakius, pakliuvau į tokią, kaip pasakyti, padėtį, kada jau buvau be išeities. Inga su kolegiam filmavosi, žodžiu, kaip pas moteris visada yra viena pašnibždėjo, oi, žinokit, aš žinau ten vieną sodininką, jisai, tiksliau, medelių, kaip čia pasakyti, teisingai veisėja, žodžiu, žmogų, kuris pardavinėja želdinius, aš ten užsisakiau nuostabią obelytę, kitas sako, aš ten slyvą, Inga man skambino, sako, turiu 7 medelius, atvažiuok pasink ir sodink. Tai va, tai man teko labai staigiai improvizuotai pasodinti porą trešinių, 5 kriaušės, man atrodo, obelį ir slyvą, jeigu neklystu. Nežinau, kas dabar tik tai pirmą kartą atvažiavom pasodinimo, žiūrėsim, kaip jos prigijo ar neprigijo šitie medeliai ir kas čia su jais darosi. Šiandien pasijusime tarsi žiūrėtume serialus Moterys meluoja geriau ir Naisių vasarą. Molėtų rajone savo būsimus namus kuriantys sutuoktiniai aktoriai Inga Norkutė ir Aurimas Žvinys planuoja naujo namo statybas. Dar rudenį jie pasisodino savo sodą. Kaip mūsų laidos konsultantas Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto docentas Algirdas Amšiejus įvertins Ingos ir Aurimo pirmuosius žingsnius sodininkystėje. Tai aptvėrė, reiškia, tą medelio apsaugojimą. Reikėtų pasimokyti net kai kuriem, tiesiog ūkininkam, iš aktorių. Pasimokyti. Taip, tai čia yra, jis padarė labai gražiai, uždėjo stipraus tinklo tvorelę ir net, sakysim, ne tik kad nuo zuikio, bet netgi ir prabėgo. Nuo žmonių? Ką, negrauž? Žinot, žmonių, kaip savo, visokių yra. Bet ir nuo žmonių šunų, ko gero geriausiai. Senasis beveik 6 metrų aukščio obelis išgenėjo pats Aurimas Žvinys. Tačiau Algirdas Amšiejus jas patarė išrauti. Naudos iš jų nebus. Bet Algirdai, jinai pasižiūrėkit, kiek išleido atžalų ir bus čia kažkas. Šukuosite kokia graži. Dar malkų daugiau. Ai, malkų bus? Bet jas galima palikti, jeigu čia tas ką nors, simbolizuos. Ką nors simbolizuos. Bet jeigu kaip vaisiams, tai aš ją... Žodžiu, pjaut, ar ne? Visiškai, čia jeigu manęs klaustų mano nuomonės, tai taip, nes jeigu vaisiams, tai dar turėjau čia palikti, tokia, žinot, verkiančią tokias šakas, kurios, tokias, ir prie jos turėjai, tokius, rusiškai yra labai gražus pasakymas, kad šita obelis atvilikaja tą durnaik pastupach. Atvažiavai, tai kolę sutvarkysi, tai nei kavos neišgersi. Nes yra toks dalykas, prie jos darbo yra be proto daug, nes reikės visus tuos vertikalius ūglius pjauti. Viską tvarkyti. Ir vasarą 2 kartus tvarkyti, pavasarį tvarkyti. Senųjų obelų, pasak Algirdo Amšiejaus, tai reikia pasilikti tik tiek, kiek jos svarbios savo prisiminimais. Visas kitas rauti lauk ir sodinti naujas. Šiuo metu tikriausiai ne vienas sodybos šeimininkas suka galvą, ką sėti – žolę ar veją. Aktorius Aurimas Žvinys irgi ketina visą šią teritoriją suarti ir sėti naują veją. Ką jam patars mūsų specialistai? Tiesiog dar kai pradėjom čia tuos visus didžiuosius žygius į šitą sodybą, aišku, čia tos žolės buvo iki čia užsižė. Tai pirmiausia, ką aš padariau, reiškia, aš nubėgau į sėklų parduotuvę, sakau, man reikia vejos. Ir aš nupirkau 3 didelius maišus parkui skirtos vejos. Tokia kaip parkui, tai mišinys.
tie maišai yra dabar 2 variantai. Arba sėti, arba juos, nežinau, ko gero labai ilgai tos sėklos išbūti irgi negali. Viskas gerai su ta žole, nes kaimo sodybai nereikalinga iš tikrųjų ta veja. Tokia, kuri reikalinga prie namų, nes kartą per savaitę nepribėgiosit turbūt, neprišienausit. O tokia, kokia jinai yra, gali jinai būti, arba gali būti, kaip ir minėjo, gali būti žydinčios pievos dalis. Bet, tai sakykime, tolimesnis, kur ne taip dažnai vaikšto. Nes prie pat savo įėjimo, ar ten, kur jūs norit, dažnai vaikšto žydinti pievą netinka, nes tai yra didžiulė priežiūra, reikalauja labai daug darbo. Ir tokia, kokia jinai yra, jeigu jūs ją nusipjausit bent kartą per mėnesį, tai rudenį jūs turėsit visai kitą vaizdą, negu yra dabar netgi. Nes jis suvienodės, susitvarkys, atsigaus, sakykime, pienių šiek tiek pradės mažėti. Tai būtų patarimas tiems, kas dar šį pavasarį turėtų apsispręsti, ką sėti, veją ar tiesiog atnaujinti žolę. O, va čia yra močiutės palikimas, kaip ir sakėt. Tas daiktas. Moters dalia, žaliuoja, po to jinai balta, o po to ne žalia, balta, paskui. Gal taip jau buvo, gal nereikia. Lolita, ją apkarpyti dabar reikia, taip? Reikėtų šiaip jau realiai, jeigu vėl vyks kažkokie grevimai, tai galima bandyti skelti dalį krūmo ir išnešti, o po to atsodinti. Nes dabar tas krūmas yra ten. Šiaip jis gražus, nieko. Tai vat sakau, ir čia tom sausom poštėm gali dar čia žiemą atvažiavus, sniego užkrinta. Labai gražus. O dabar papasakosime, kaip šioje sodyboje atsirado sodas. Jo iniciatorė pati Inga, o Aurimui tiesiog nebeliko kur dėtis. O Inga šaunuolė, žinai, sako, reiškia, ne. Kuo anksčiau pasodysi, tuo anksčiau nuskinsi. Sako, atvažiuok, medeliai yra. Sodink. Tai toks yra labai geras. Aš dabar žinot kokį dalyką. Jau kai nuperki, kuriem dėti. Jau man buvo faktas. Aš turėjau staigiai atsiprašyti nuo iš darbo ir lėkti čia, iki niekad nesutemtų staigiai su pasodinti. Net neklausi. Kaip tik šiuo metu paaiškės, kaip peržiemojo rudenį sodinti jauni vaismedžiai. Pasak Algirdo Amšiejaus, dažnai iš rudens pasodinti kaulavaisiai pašąla. Netrukus patikrinsime. O prieš sodindamas pasižiūrėjot laidą Svajonių sodą ir ne, kaip sodinti? Tai buvo toks ekstra atvejis, kad aš sugebėjau. Aš važiavau ir sakau, Inga filmavosi, mam sakau, staigiai lįsk į Google, sakau, skaityk, kaip kriaušės sodinamos. Ir man bevažiuojant, jinai paskaitė, ką rašo literatūra, o aš čia staigiai dariau. Ir aptvėriai, lyg žinau, kad tvert reikia, lyg. Tvėriau, sakau, tvėriau. Pažiūrėk, kaip padaryta, tu pažiūrėk, kaip gražiai padaryta. Super. Ach, tai tu googlinys, aš galvoju, kad tu pradėjai. Super, dabar matot kokį... Išsidaviau. Ne, dabar pažiūrėkit, koks dalykas. Jeigu mes va tos kriaušės kamieniuką čia pavalytumėm daugiau, ne? Tai mes matytumėm, kad ją reikia pasodyti truputį dar va šitai kuidėdžianį. O dabar patarimai visiems sodinantiems jaunus vaismedžius. Pasak Algirdo Amšiejaus, šaknies kaklelis, kuris yra šviesesnės spalvos, turi būti užkastas. Tai yra sėklavaisiai, obelys ir kriaušės sodinamos sekliau, neužkasant skiepijimo vietos, o paliekant maždaug 5 cm iki skiepijimo vietos. O kaulavaisiai, vyšnios, slyvos, trešnės sodinami iki pat skiepijimo vietos. Dabar vienas dalykas. Kadangi šaknys kasto medelio buvo pažeistos, o viršus medelio liko visas, nieks nedaryta, tai mes dabar dar nepavėlavom. Nes paprastai tai, pavasarį jau kaip, bent jau, sakysim, mano medelinė, tai mes nukarpom parduodami medelį. Rudenį nekarpom. Čia taip ir padaryta. Rudenį sodintas ir nekarpytas. Tai anksti pavasarį mums reikia dalį medelio, pakirpt šakų, kad jos pačios neatsitrofuotų, nenudžiūtų.
Nes šaknys nepajėgia viso išmaitinti. Tai va tokį. Mes tuo pačiu ir patikrysim, ar jis gyvas, ar jis prigijęs, ar jis nenumiręs per žiemą nepašalęs. Tai va tokius, kad jums būtų lengva šienaut, kad jums lengva būtų prižiūrėti arba apeiti. Tai sakoma taip, kad prie medelio pridėti reikia koją ir iki kelienio turėtų šakų apačioj nebūtų. Algirdas Amšiejus gerokai patrumpins ir kito jauno medelio šakas, kad vaismedžio šaknims būtų lengviau auginti medelį. Visi pumpurai, aktyvūs pumpurai, yra viršoj, labai aktyvūs, nes visos viršūnės auga labai stipriai. Tai mes jas turim nuimti, kadangi čia. Nes jeigu mes čia paliksim, tai žiūrėkit, bus čia vienas šakutis, paskui bus pusė metro, arba 80, ir čia bus vainikai. Tai bus tokius išbėgę, negražu. Tai mes tokį, net negražu reikia sakyti. Čia aš kaip aktorių šneku, bražiai. Kad negražu. Čia, kad yra pačiam medeliui tas aukštutinio tipo vainikas nėra geras, aukštinis vainikas. Ir va dabar mes kerpdami reikėtų nepagadinti mums šito pumpuro. Nes šitas pumpuras mums labai svarbus. Jį reikėtų nukirpti, va taip virš pumpuro, va paliekant porą milimetrų. Visiems pasodintiems vaismedžiams yra būtinas maždaug 2 metrų aukščio impregnuotas kuolas, patarė Algirdas Amšiejus. Kuolas pagelbės išlaikyti derlių ir medis augs tiesus. O dabar pasižiūrėkime, kaip patikrinti, ar vaismedis išgyveno. Pirmasis požymis, kad vaismedis pašalo, patamsėjusi šerdis. Matot? Dar žalia. Žalia. O truputį yra tamsaus, matot, va po juova. Matot, yra tamsaus, ne? Tai tas tamsumas, nėra juodas visai. Jis tik tai, tamsesnis. Tai medeliui augimui nesudaro labai blogumų. Dabar jeigu apačioj šakutės, kur buvo, čia turėtų tos tamsumo visai nebūti. Matot? Nėra. Kadangi viršūnėlė yra pati jautriausia. Bet mes ją pašalę. Ir viskas gerai. Čia kipik. Tačiau jeigu vaismedžio šerdis yra parudusi ar pajuodusi, medelis greičiausiai jau yra pašalęs ir tai reiškia, kad jis neperžymojo. Lygiai tas pats. Su Dievo pagalba vėl. Su Dievo pagalba kaip ir tau. Algirdas šiaip iš rudens nepatarė sodinti kaulavaišių. Kaulavaišių nelabai. Bet va matot, trešnis, pažiūrėjau. Trešnis. Ne, čia tiesiog žinot, kaip sako, šitiem sekasi. Kokiem šitiem? Tokiem kaip aš. Iš pirmo karto... O matot, iš tikrųjų, pirmas. Čia jūsų pirmas sodelis sodintas, ar ne? Ir sėkmingai. Kad tik duok Dieve su Dievo palaima. Toliau laidoje matysite pirmasis Ingos Norkutės šiltnamis ir vaismedžių ir vaiskrūmių priežiūra gegužės pradžioje. Likite su TV3 ir laida Svajonių sodai.